Ką jūs galvojat, kad aš jau čia kažkokiai tvirtoviai? Tai aišku, kad tvirtoviai. Nijolės mamos namų tvirtoviai. Ten, kur mamos gyvena, ten visą laiką yra tvirtovė. O vat Nijolė tokį gražų žestą padarė, pasirūpino mama, kad galėtų mama čianai prižiūrėti žoliapjovę veją su EcoVax robotu. Aš jį noriu jums pristatyti, tai einam iš karto susipažinsim. Va, EcoVax, kaip tu laikaisi? 1600A. Štai toksai modelis. Jisai nuskenuoja visą teritoriją, visas kliūtis, ten gali iki 200 plus vienetų kliūčių nustatyti. Va šitas, tai čia jau yra labai geras, čia pirkščiuko nereiktų kišti, nes jeigu trimeris įsijungtų, kai važiuoji palei kraštą, kur nors palei tvorą, tokios vietos, čia yra trimeris, galite įsivaizduoti? Man nereikia įsivaizduoti, aš matau, bet pirmą kartą matau, tikrai, aš sakau nuoširdžiai, pirmą kartą matau, kad ant žoliapjovės būtų trimeris. Taip, tai šita žoliapjovė, robotas žoliapjovė turi dvi funkcijas. Pirma funkcija yra žolės pjovimo, tai pjauna diskai, peiliai, sukas ir pjauna žolę. Antra funkcija yra pakraščių pjovimas su trimeriu, montuotų trimeriu. Nu, tyliai nebekalbėk, Vaidas kalba, nu ką tu dabar čia nori užkalbėti, kalba specialistas, va, atvažiuoja specialistai, sudėlioja viską, suprogramuoja, visą perimetrą apskaičiuoja, jinai užsičiaupt negali. Jinai viską puikiai pati žino. Žoliapjovė turi du režimus. Pirmu pjauna žolę, tai šitie du diskai su peiliukais pjauna žolę. Antras yra trimeris šoniai montuotas, kuris nupjauna pakraščius. Trimeris automatiškai išsiskleidžia, šoniai yra peilis, kuris nukerta, jeigu valas yra per ilgas, valas nesunkiai atsukušta varžtą pasipildo. Viskas, duodam jau jai parodyti. Jinai nepatiko, nebegali parodyti, jinai ką moka, o moka tai daug visko, jau papasakojo vat Vaidas. Gali palei pakraščius apjauti gražiai prie tujų kažkokių, prie tvoros, prie... Ką? Šis robotas pjaunamas puikiai mato savo žemėlapį, pažymėtas zonas, kur jisai pjovė, kur nepjovė. Realiai, jeigu jam per visą šitą zoną užteks 2 valandų pjovimo, galbūt užteks valandos, jisai nupjaus visą plotą, grįš į pirmą stotelę krausis. Stotelė gali būti per lietų, per vėją, viskas gerai. Galva nusikelia ir žiemai galima padą palikti. Taip. Pavasarį sniegas nutirpo, žolė pradėjo augti, padą galvą pasiėmėt krovimo, įsistatėt, viskas, robotas paruoštas veikimui. Tas pusrutulis, kur matot viršuje, tai yra lidaras. Šis robotas turi vieną priekį, kuris mato priekį kliūtis, šitas viršui mato visą erdvę 360 laipsnių. Tai jam padeda naviguoti. Reguliuojamas aukštis peilių nuo 3 iki 9 cm, viskas reguliuojasi per telefoną, jokio jum mechaninio sukiojimo nėra. Matom žemėlapį 2 zonų, takelis pervažiavimui iš vienos zonos į kitą. Ir čia matom, kur linijų nėra, robotas nupjovęs, kur linijos yra, ten robotų dar liko dirbti. Atraskite naują vejos priežiūros lygį su EcoVax Goat A1600 Lidar Pro. Šis robotas užtikrina visiškai automatizuotą pjovimą ir itin greitą, paprastą paruošimą darbui. Todėl vejas iki 1600 kvadratinių metrų galėsite prižiūrėti beveik be jokio rankinio įsikišimo.